Sveiki visi, aš esu Vidas Rachlevičius ir čia yra Vektoriai LT. Šiandien mes pakalbėsime apie teisę ir moralę. Konstitucinis teismas yra nutaręs, kad ir vaikus seksualiai išnaudoję ar prievartavę asmenys, nuteistieji, gali būti paleidžiami lygtinai. Taigi, Konstitucinio teismo nuomonė ir už sunkiausius nusikaltimus nuteisti kaltinamieji, nuteistieji, jie turi teisę ir galimybę kreiptis dėl lygtinio paleidimo. Ir jau yra paleisti 3 asmenys, kurie seksualiai išnaudojo vaikus. Dabar pasižiūrėkime į Konstitucinio teismo argumentus. Ir aš siūlau jums, klausantis tų argumentų, jūs turėkite galvoje, kad tai kalbama ne šiaip apie kažkokius įprastus, paprastus nusikaltimus. Tai yra kalbama apie seksualinę prievartą prieš vaikus. Vienas iš sunkiausių nusikaltimų. Taigi, Konstitucinio teismo argumentai. Vienas iš jų. Bausmės paskirtis ne tik nubausti, bet ir resocializuoti. Taigi Konstitucinio teismo nuomonė, anksčiau paleistas pedofilas bus resocializuotas, perauklėtas ir taps visaverčiu mūsų visuomenės nariu. Iliuzija, fantazija. Antras. Lygtinis paleidimas ne privilegija, o procesinė galimybė. Taip, dėl to nėra jokių abejonių, bet mes kalbame apie pedofilus. Tai yra visai kita nuteistųjų kategorija. Dar vienas argumentas. Absoliutus draudimai pažeidžia individualizavimo ir proporcingumo principus. Tai būtent, kai mes kalbame apie pedofilus, čia ir būtinas individualizavimo principas, nes jie išsiskiria iš visų kitų nuteistųjų kategorijų, kur yra labai specifinė ir labai savita, turi labai specifinius dalykus, kurių neturi visi kiti nuteistieji. Būtent. Ketvirtas, čia man, valstybė turi saugoti visuomenę, bet ne per mechaninius draudimus. Tai ponios ir ponai su mantijomis, leiskite paklausti, kaip apsaugoti visuomenę nuo agresyvių pedofilų, jeigu jie nebus izoliuoti, jeigu jie bus paleisti. Ir penktasis, aš ten tų visų jų teisinių abrakadabrų neminėsiu, dar vienas tik tai argumentas. Negalima kurti beviltiškų nuteistųjų kategorijų. Tai pažeidžia žmogaus orumą. Taip, tai yra klasikinė neomarksistinė leftistinė mantra, kai bandoma sukeisti auką su kaltininku, nes atseit bus pažeistas pedofilų orumas ir taip toliau. Dabar pagalvokime apie tuos nusikaltimus taip žmogiškai, taip paprastai be visų tų teisinių abrakadabrų ir tų visų išvedžiojimų. Taigi, turbūt visi sutiksime, kad vaikų prievartavimas, vaikų seksualinis išnaudojimas yra 100% sąmoningas ir tyčinis nusikaltimas. Jame nėra jokių netyčinių aplinkybių, kurių gali būti, tarkim, sukėlus avariją, net ir netyčinis nužudymas dėl neatsargumo ar dar kažko. Taip, gali būti tokių aplinkybių, kurios yra lengvinančios, kurias galbūt ir turbūt reikėtų atsižvelgti. Bet kai kalbame apie pedofilus, ten netyčinių aplinkybių apskritai nėra ir būti negali. Tai toks mano turbūt pirmas pastebėjimas. Antrasis. Visi tie nusikaltimai yra 100% sąmoningi, nes jie yra apgalvoti, suplanuoti, jie nėra spontaniški. Žinot, kaip, pavyzdžiui, gali būti, nužudymas. Tarkim, įvyko kvirčas, kažkas užsikepė kaip degtukas, ten įvyko kažkokias, susistumdymas, muštynės, susišaudymas, kas tik nori.
Čia yra viskas kruopščiai suplanuota ir apgalvota ir link to nusikaltimo, juk dažniausiai, kaip mes puikiai žinom, einama ilgą laiką, nuosekliai ir kryptingai. Taigi vėl čia nėra jokių lengvinančių aplinkybių. Ir trečias dalykas, kuris, dar, manau, reikėtų atkreipti. Taigi, tas vaikų seksualinis išnaudojimas ir vaikų prievartavimas, tai nėra, kaip aš jau minėjau, spontaniškos situacijos. Visi tie nusikaltimai, būkime brutaliai atviri ir baigim meluoti savo ir kitiems. Visi tie nusikaltimai yra pagristi ir nulemti nusikaltelių psichikos. Ir niekas to turbūt sveikas protas nepaneigs. Nes pavyzdžiui, pasižiūrėkime į kelis atvejus. Vienas amerikietiškas, tai Jeffrey Epsteinas, žymiausias turbūt šių laikų pedofilas. Jis buvo atsidūrė kalėjime, jis ten atsidėjo kažkiek tam kalėjime, tiesa nedaug, nesvarbu. Jis išėjęs iš kalėjimo toliau tęsė savo veiklą, nes tai yra nespontaniškos situacijos, neatsitiktinės, tai yra pagrįsta žmogaus mąstymu, jo psichika. Kam žiūrėti Amerikoje? Pasižiūrėkime į lietuviškus pavyzdžius. Tai kaip vadinamas buvo vadintas garsiausias Lietuvos pedofilas Ervydas Čekanavičius. Visi puikiai prisimena tas istorijas. Tai yra žmogus užprogramuotas, jo psichika užprogramuota tokiems nusikaltimams. Ir čia nieko nepadarysi. Jis buvo kalėjime, buvo paleistas vėl. Jis buvo nuolatiniai tokioj, būsenoj ir lygtinis paleidimas ar ankstesnis paleidimas, ten reiškia, tų institucijų priežiūra, jinai nieko absoliučiai nesprendžia. Ir man tik tai labai gaila, kad mūsų konstitucinis teismas plaukia tos neomarksistinės, tos tokios, ideologijos farvateryje, kai auka turi mažiau teisių arba jų visai neturi palyginti su nusikaltėliu. Ir, pavyzdžiui, mes einame link to, kas nesenai, pavyzdžiui, įvyko Britanijoje. Tai įvyko apskritai protų nesuvokiamas dalykas. 3 paaugliai prievartavo nepilnametės mergaitės. Jie buvo išaiškinti, jie buvo sulaikyti. Ir teisėjas nedavė jiems jokios realios bausmės, motyvuodamas, kad negalima sulaužyti jaunų paauglių psichikos, negalima suluošinti jų gyvenimo, reikia jiems ten bla bla bla. Britanijoje kilo skirtingai negu Lietuvoje, kilo didžiulis triukšmas, kilo baisiausias pasipiktinimas. Parlamente puolė į atlapus opozicijos lyderiai. Ir to teisėjo, kuris paskelbė tą nuosprendį, nuotraukos didžiausios, Britų tabloidai, pirmuose puslapiuose jo portretai buvo visoj Anglijai. Kilo toks pasipiktinimas, kad buvo priversta valdžia peržiūrėti šitas sprendimą, buvo grąžintas. Štai kokia turi būti visuomenės reakcija į tą teisėjų beprotybę. Ir man labai tiesiog gaila, kad mūsų konstitucinis teismas kartu su tuo vakarų liberaliuoju neomarksistiniu elitu plaukia tą pačią kryptimi. Ir visiškai akivaizdu, kad tokie konstitucinio teismo sprendimai, išaiškinimai, jie, mano nuomonė, kelia pavojų visuomeniai, kelia pavojų vaikams, kelia pavojų paaugliams, kai tokie žmonės, kurie išleidžiami į laisvę anksčiau, net neatbuvę jiems paskirtos bausmės. Taigi mes jau ne pirmą kartą įsitikiname, kad mūsų konstitucinis teismas
yra atitrūkęs nuo visuomenės ir yra visiškai atitrūkęs nuo visuomenės lūkesčių. Dabar antrasis epizodas apie teisę ir moralę, kuris mano galva yra toks pat klaikus, tik jis yra, kaip sakoma, iš kitos operos. Ir žinot, aš jaučiuosi tikrai nejaukiai ir nepatogiai, gal net ir kvailai, kai 36 nepriklausomybės metais reikia kalbėti apie tai, kad mes Lietuvoje, mūsų politikai, mūsų žiniasklaida, didžioji dalis visuomenės nusirito ir pradėjo ir įgavo tokį, žinot, kriminalinio pasaulio mentalitetą. Ir aš kalbu dabar apie Sauliaus Skvernelio atvejį. Žinomas politikas, buvęs antras valstybės žmogus, aukščiausias pareigūnas, įtariamas labai sunkiais nusikaltimais. Maža to, kad jis pasitrauktų iš arenos ir būtų kažkur Labanoro girios vidury tyliai lauktų sprendimų, jis šlaistosi po Seimą. Ir ne šiaip sau šlaistosi po Seimą su apykoje. Sunkiais nusikaltimais įtariamas politikas, kuris net nemato reikalo atsistatydinti. Ir jis tada dar skundžiasi, kad ta apykoja jam apsunkina gyvenimą, neva tai kenkia sveikatai, ta apykoja Seime pradeda pypsėti, jis tada negali dalyvauti slaptuose Nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdžiuose, nes ten yra toks visiškai izoliuotas saugus kambarys, kuriame negali būti jokių elektroninių priemonių ir visą kitą, o jis su ta apykoje ten negali eiti, nes tai yra tam tikras siųstuvas, na ir taip toliau. Taigi, žmogus su apykoje įtariamas sunkiais nusikaltimais dalyvauja teisėkūrai, dalyvauja kuriant ir priimant įstatymus, pagal kuriuos mes turėsime visi gyventi. Kaip jums tas atrodo? Ir dabar grįžtant prie to mano minėto kriminalinio pasaulio mąstymo, tai mesgi puikiai suprantam. Kriminaliniam pasauliu ten nėra jokių moralės, padorumo ar ten dar kažkokių kitų kriterijų. Kriminalinis nusikaltėlis atsako tik už savo veiksmus. O politikas? Taip, politikas privalo atsakyti už savo veiksmus, bet jis privalo turėti visuomenės pasitikėjimą. Ar Saulius Skvernelis jį turi? Štai kur klausimas, pirmasis. Nes politiko elgesys yra vertinamas ne tik teisiškai. Nedaug, bet tokie pat svarbus yra ir moraliniai kriterijai. Taigi, politikams yra sukūriamas demokratinėje visuomenėje toks aukštesnis atsakomybės standartas palygint su kriminaliniais nusikaltėliais. Todėl visuomenė turi teisę atšaukti pasitikėjimą, reikalauti atsistatydinimo, ignoruoti ir izoliuoti visais įmanomais būdais tą politiką, net jeigu dar nėra paskelbtas teismo sprendimas, nes politikams galioja visai kiti standartai. Taigi, čia yra politinės atsakomybės klausimas. Ir mes turime suvokti, kad politinė atsakomybė remiasi ne tik kažkokiais įrodymais ar dar kažką. Visų pirma, politinė atsakomybė remiasi reputacija. Ir čia egzistuoja tas labai žemas, vadinamasis įrodinėjimo standartas. Tuo tarpu, kai kriminaliniams galioja labai aukštas tas standartas. Taigi, mano nuomonė, kai politikas praranda pasitikėjimą, jis turi trauktis be teismo, be nuosprendžio, be įrodytos kaltės, vien dėl reputacinės žalos.
juk ir galioja nerašyta taisyklė, kad politikas turi būti padorus, ar ne? Beje, apie padorumą vienas toks nedidelis niuansas. Va, turbūt daugelis gal prisimenate tokį Bernie Madoffą, amerikiečių finansinį aferistą, kuris buvo sukūręs didžiausią istorijoje tą Ponzi schemą arba tą finansinę piramidę, ten buvo įspūdingos sumos. Kai jis jau buvo suimtas, kai jis jau buvo kalėjime, jo žmona Ruth Madoff kurį laiką gyveno tą patį prabangų gyvenimo būdą. Ir štai vieną dieną jinai atėjo į savo įprastą tą aukštos klasės grožio saloną ir administracija pasakė, ponia Madoff, jūs čia esate nepageidaujama, nes dėl grinai padorumo, moralės standartų jūsų čia neturi būti. Taip Ruth Madoff buvo išstumta iš visuomenės, iš aukštuomenės ir galiausiai jinai važinėjo visuomeniniu transportu su dideliais tamsiais akiniais, apsirišusi skarele, kad tik tai jos nepažintų. Taigi, tokia yra viena Sauliaus Skvernelio elgesio ir taip, kaip mes jį turėtumėm vertinti pusę, bet yra ir kita nemažiau svarbi. Dabar mes žiniasklaidoje matome, kad politikai, jis pats ir dar ten kiti kalba, kad šita visa byla prieš Saulių Skvernelį yra politinis susidorojimas. Na, toks labai madingas terminas, norint, reiškia, numest nuo savęs bet kokius įtarimus ar dar kažką ir pradėti vaidinti tam tikrą auką. Politinis susidorojimas. Tai dabar kyla esminis klausimas, kurio niekas Lietuvoje nenori užduoti, niekas nenori kelti. Kas su juo nori susidoroti? Jeigu patys politikai sako, kad tai yra politinis susidorojimas, taigi jie yra mūsų išrinkti valdžios atstovai. Tai jeigu prokuratūra ar ten dar kažkas nori susidoroti su Skverneliu, tai tie politikai, kurie mano, kad vyksta susidorojimas, turi pradėti parlamentinį tyrimą, turi išsikviesti prokuratūros, ten generalinę prokurorą, turi išsikviesti pareigūnus ir išsiaiškinti, kas čia vyksta, koks susidorojimas. Nieko tai nėra, tai yra tik tai žodžiai ore. Taigi, politinis susidorojimas. Ir tada, kai patys politikai sako, kad tai yra politinis susidorojimas, tada kyla, man atrodo, esminis visos šitos Skvernelio istorijos klausimas. O kas valdo valstybę? Jeigu politikai patys, kurie mūsų yra išrinkti valdyti valstybę, sako, kad tai yra susidorojimas, vadinasi, susidoroja kažkas kitas. Kažkas kitas, ko tie politikai nekontroliuoja. Tai kas tie kiti? Gelminė valstybė, interesų grupės, sąmokslo grupės. Kas? Vat štai, kur yra, man atrodo, didžiausias visos šios istorijos klausimas. Tai arba politikai, jeigu jie žino, tegul jie tada veikia ir tada kūrė parlamentinės tyrimo komisijas, ten atlieka tyrimus ir visą kitą, arba tegul jie tyli ir nešneka nesąmonę. Štai kur yra, mano nuomonė, labai svarbus šito viso reikalo niuansas. Taigi, grįžtant prie apibendrinimo, noriu pasakyti, kad turime visi suvokti, kad kriminaliniams nusikaltėliams ar įtarinėmiesiems taikomi visai kiti standartai, siauri teisiniai standartai. Tuo tarpu politikams taikomi visai kiti politinės atsakomybės standartai. Ir Saulius Skvernelis visiškai, neįsipešė į tos standartus. Jo išvis neturėtų būti viešojoje erdvėje. Taip, jeigu jis bus išteisintas, prašau, dalyvauk kituose rinkimuose,
eik daryk, bet dabar jo visai neturi būti. Ir štai mes dabar matome tą patį blogiausią variantą, kad Seimas, mūsų politikai ir svarbiausia, begalvė žiniasklaida primetė visuomeniai tokį naują mąstymo, tokį kriminalinio pasaulio standartą. Na, neįrodytas nevagis, nepagautas nevagis. Štai koks yra mūsų politinės moralės standartas. Nepagautas nevagis. Grynas kriminalinio pasaulio mąstymo modelis, arba kaip pas mus mėgstama sakyti rusiškai, tos kriminalinio pasaulio paniatkės. Ir pabaigai turbūt aš prisiminiau tokį seną sovietmečio anekdotą apie Kauną, bet aš jį, net jeigu kauniečiai neįsižeidžia, aš jį šiek tiek apversiu ir paversiu tokiu vilnietišku. Jeigu dabar mūsų Seimą iš ten, kuris yra, perkeltumėm į Lukiškes, pastatytumėm sargybinius, aptvertumėm, reiškia, ten spigliuota vila, jie ten sėdėtų, viduj dirbtų, turbūt absoliuti dauguma visai neprotestuotų ir visai garsiai nešauktų, nes turbūt visi žinotų, už ką sėdi. Taigi, toks buvo mano smagus anekdotas, bent jau man. Pabaigai priminsiu, kad nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruokite šitą kanalą ir mes netrukus vėl susitiksime ir aptarinėsime svarbiausius mums klausimus. Taip pat keliaukite į vektoriai.lt, kur yra daugybė tekstų, kurių nieko panašaus jūs nepamatysite mūsų portaluose ar kitoj viešoje erdvėje. Taigi ačiū už dėmesį ir iki pasimatymo.